Sveiki, šiandien yra jau balandžio 20 diena ir aš pradedu mokytis. Taigi, šiandien mokytis jau baigiau, tai dabar perkim, ką gero aš padariau. Taip, diena 32. Einam čia, nes turbūt neužpildyčiau dar. Ir šiandien aš finished testing. Taip, šiandien buvo daug visokių pakilimų, nusileidimų, juokingų momentų, tai testing done, dabar aš galvoju, turbūt pradžią čia peržiūrėkim, tai kai aš jau prie pabaigos jau aš įskėliau 6 testus, kuriuos aš noriu padaryti, kurie aš manau yra svarbu šitai aplikacijai. Tai galim pereiti per visus, tai svečiai negali prieiti prie delete, update ir create pages, tiesiog prie tų page'ų negali prieiti, juos redirectinsi home į visus taskus. Tuomet prisijungę useriai negali prieiti prie login ir sign up page'ą, nes jiem to tiesiog nereikia. Tuomet visi linkai ir spanas 200 kodų, tai vadins, kad viskas gerai. Nu tai čia šitą aš gal iki galo netestau, bet tuos svarbiausius praėjau tikrai. Toliau completed task is crossed out, tai tiesiog strike through yra HTML tas tagas. User can only see his tasks, tai sukūriau du userius, ten jiem taskus priskiriau, tiesiog patestavau ar nemato kitų taskų. Ir tuomet no tasks are available message, tai jeigu dar neturi useris taskų, tai tuomet jam šitą message rodo. Dabar šitas turbūt įdomiausias, šitą galiu parodyti. Ir dar šitos, va šitie du pas mane paskutiniai buvo taskai, tai galim tikrai pereiti per šitos. Daugiau aš nežinau, ar verta rodyti, nes vis tiek tobulėsim. Taip, tai dabar. Taip, tai čia yra stuo, o čia yra. Jo, perkim per šitą. Tai va, visa klasė šitą naujų testų. Class only my tasks test cases. Tai ką aš padariau, aš pradžiai setupinu du userius, tai vienas yra tiesiog useris, o kitas yra self useris. Tai... Aš taip galvoju. Gal viskas ok čia su to. Aš iš tikrųjų nežinau, ar čia jeigu self būtų, turbūt irgi tas veiktų. Jo, turbūt. Bet tiesiog kažkur norėjau atskirti, taip yra atskirta. Ir tuomet turim, kad vienas ir antras taskas yra useriai, o kitas yra self useriai. Ir tas iš tų dviejų taskų vienas yra su completed true, o kitas by default turi completed false. Tai toks yra setupas. Ir tuomet ką mes darom? Mes pradžioje protestuojam, kad aš galiu matyti tik tai savo taskus, tai aš tai šiuo atveju yra tas me, self useris. Ir mes pradžioje, aišku, prisijungiam prie self userio. Tuomet nueinam į puslapį taskai ir ten tada ieškom, ką mes atrandam. Tai ko mes ieškom, kad mes matytume a task of mine. Tai a task of mine yra self userio. Tai yra me userio. Ir mes ieškome, kad nerastumėm a good title ir a second task of user. Tai šito userio task, kad nerastumėm. Ir tuomet test user see his tasks. Tai mes dabar prisijungiam prie kito userio, prie test userio. Ir tuomet mes atvirkščiai ieškom a good title ir a second task of user ir neieškom, kad būtų a task of mine. Tai šitas, manau, gana aiškus. Ir dabar test completed task crossed out. Mes prisijungiam prie test userio, kuris turi completed true ir by default completed false. Ir einam į task pages. Ir tuomet mes ieškom self-completed task PK. Self-completed task PK. Tai primary key ieškom. Ir šitas taskas, kadangi yra antras, tai čia bus automatiškai antras. Ir tasko pavadinimą ieškom. Tai šituo atveju bus a second task of user. Ne? Ir mes tuomet ieškom HTML kodą, nes čia jungiu HTML lygo true, kad jis būtų strike through, h4 and linkas. Aš tikrųjų galvoju, šitas testas gal nėra labai geras, nes jis nebus scalable, kai aš keisiu HTML template'ą. Bet aš manau, vėliau gal kažkaip perrašysiu, jeigu su to daugiau dirbsiu, nes čia perrašyti, manau, nėra sunku, tiesiog biškai galvą reikia pasukti.
Ir ką mes matom task listą, kad, na čia iš esmės taip yra strike through H4 NA, tai mes visiškai tą pačią ieškom. O atvirkščiai tai tiesiog ieškom, kad nebūtų strike through ir tai ten H3 bus tagas. Tai tokie testai paskutiniai, tai vad galiu, iš tikrųjų, kad vėliau nereiktų, galima viską praeit. Tiesiog viską ištestuojam. Viską ištestuojam, dabar jau testai gan ilgai, ten virš 10 sekundžių sukasi. Tai iš tikrųjų gan nemažai dirbau, kad tuos visus mažus dalykus surankėčiau, kur netaip testai veikia, kaip norėjau. Tai su ChatGPT iš tikrųjų dar pasitariu. Aš jam labai viso konteksto neduodu, kad mes tiesiog kodo neparašytų. Tai aš tiesiog ją paklausiu klausimų su minimaliu kontekstu ir vėliau, ką jis duoda, tai aš dar pats pataisau kelias dalykus. Tai aš manau, kad iš to aš normaliai mokaus. Ir man duošina, kad matom, kad 21 testas padarytas per 20,6 sekundės. Ir visi, visi pesno. Tai labai gerai, nes pradžiai ten buvo 5 nepesno, ten 5 nepesno su 3 errorais, ten, buvo linksma. Ir tuomet, čia vėliau tikrinau, kad gestai neturėtų accesso prie create, delete, update page'o. Tuomet, kad gautų šitą message, kad please login to view your tasks. Jo, tai kad prisijungęs useris matytų, no tasks found message irgi šitą testavau. Tuomet kas buvo, tai tuomet views patys buvo testavimai, tai man rodo gan ilgai aš, su šito task create view gan ilgai terliojaus, nes tiesiog follow lygo true, su ChatGPT šitą man išaiškina, kad šitas iš esmės turi būti, nes čia buvo problema, kad buvo response code'as 200, bet vėliau redirectino 302, tada aš testę, kaip ir 302 testavau, vėliau 200 ir ten viskas susipina ir tada nebeaišku, ten tampa ir su tokiu assertucle tiesiog būna erroras, man regis. Jo, regis erroras būna. Tai čia yra didžioji dalis testų ir tuomet dar testai yra čia kur aš testuoju sign up page testus. Tai čia maro iš Beginners šitos knygos, Django for Beginners šitas testas. Tiesiog informaciją tikrinam, ar viskas gerai duomenų bazę pereina. Ir tuomet čia prisijungusiam useriam tikrinam, kad login ir sign up page'o jie tiesiog negalėtų pasiekti ir juos redirectintų. Tai šitas 302 status code'as aiškiai, kad juos redirectina kažkur, jie tiesiog negali pasiekti puslapio, tai šiuo atveju redirectina į homepage. Šitą būtų galima irgi protestuoti, bet manau, kad neverta. Tai per daug aš turbūt nebeįsiplėtinėsiu. Tai dabar kas liko? Dar galim pažiūrėti, kas liko. Taip. Tai iš esmės fazę antrą kaip ir pabaigiau, nes dar čia peržiūrėjau šitą tutorial source code'ą, pasižiūrėjau, ar viskas gerai, tai man reikia dar kelis dalykus. Ne, čia dar buvo, kad ten null lygo true, bet aš manau, kad jie kol kas nėra labai svarbus. Tai dar kelis dalykus, man rodo, pakeičiau. Jo, tiesiog atidėjau context, object name ir dar template vieną geriau padariau, kad čia buvo for loopas, manau. For task in object list, ten kažkaip tai buvo, tai dabar tasks dėjau, tiesiog paprašiau, tai Kais dalykus perėjau ir tiek turbūt iš šito, tai viską perėjau ir dabar galim pažiūrėti, kas toliau, Tai turbūt pradėsiu Django for Professionals ir API skaityti ir Django for by Example ar kažkokias dar kitas knygas. Tai aš pradžiai noriu dar papildomai tiesiog resursų į save susidėti, nes dabar tikrai pradedu aš manau suprasti visą kodą ir dabar su testais ypač nemažai su funkcijom dirbau, kas jeigu views aš rašiau su klasėm, tai dabar gan naudinga buvo. Tai pradėsiu trečią fazę. Tai tiek šiandien iš manęs. Ir mokymas tęs rytoj.